pakeliui į Morskio oko radom krioklį. Atgaiva truputį karšta. 20 laipsnių, žmonių milijonai. Nežinau, kaip čia vasarą viskas atrodo, jeigu dabar taip. Kertam kampus. Galima eiti plentu, bet čia vis kerčiau. Nu čia toks kaip serpantinas lengvas, a čia va galima nukirst kampus. Bet reikia eiti akmenimis. A čia labai nedaug, nežinau. 100 metrų, 3 kabaliukai, kokių 100 metrų. Bet įdomiau štai. Mūkui tik koja skauda, atrodo. Bet jie nieko nesako. O, čia einam link tų grožių. Šiandien į kalnus kažkaip nenusiteikę. Tai tik tai Morsko oko ežerą apeisim. O šiaip tai čia šitas kelias, takas veda link Raisai aukščiausios Tatrų viršukalnės. Ko gero čia ir matosi. Ar gal ten dešinė už medžių. Dar nežinau iš tikrųjų. Nu, kaip ir atėjom beveik iki Morsko oko. Pasigrožėkim vaizdais. Mes keliausim aplink ežerą dar. Dar reikia jį pamatyti. Žmonių kaip Palangoj pliaže. Egzotika ir sniegas šalia. Bandysim kilti. Va ten apačioj va prasideda takelis ir kyla į viršų ir va ten yra ežeriokas dar vienas, iš kurio prasideda kilimas į Raisus. Tai va, lygiai tenais užkilsim dabar. Va, aiškiai matosi, va iš ten atėjom. Ir dabar keliaujam čia aplink ežerą. O ten, va, takelis veda į viršų. Ir galima grįžti viršumi. Aiškiai matosi, va tai kelias ant šlaito. O čia tokie akmenukai. Panašiai kaip vakar, kad į kalną įlipom. Tai ir čia aukštyn žemyn. Ką mamukas fotkini? Kirminų balių. Meškučių ieškant ant šlaito. Kirminų pažiūrėk, kiek tenai pusė. Kirminiukai. O. Ten tą meškutę pamatys. O, kažkada kopsim į tą viršūnę, bet dabar tai per daug sniego. Kaip mums tokiem alpinistam, tai per daug. Tai čia ir prasideda kopimas ir į viršūnę. Nu, prisiminsim vakarykštę dieną. Šiandien batai nelabai tam pritaikyti. Kapujam į viršų. Na čia toks biski ožių kelias, o čia, ten į viršų. Žiauriai sunku. Sunku. Sniegas tas. Čia va biski jau. Menų išlindo, bet taip tai. Žiauriai sunku. Pagaliau mes čia.
Pagaliau, kai reiks nusileisti, nežinau kaip nusileisim. Bet dabar čia. O, čia reikėjo pačiūžas atnešti. O, jebčiai. Это ж не могли стоять. Jo, gerai. Kiek čia mes užkilom? Beveik 200 metrų, dabar nuo 1,4 pradėjom. Nu va, ir įsikaupimas aplink šitą ežeriuką. Tai einam aplink ežeriuką, čia nelabai ir matysis, čia yra jau žmonių kopiančių. Ten, kur ta lavina, aukštyn, va tuo tarpu ten aukščiau yra žmonių kopiančių, po to tikriausiai ten, reiktų manyti. Nu jo, tik ne dabar. Nu ką, žemyn eisim. Pasidėsiu, čia dabar tik tai lyg sniego. Čiuošim ant užpakalių atrodo. O, Amukas kabarojasi. Eidamas jau nefilmuosiu, bet va reikia važiuoti takai žemyn. Nu jau čia biškį geriau dabar, kurį laiką. Taip, tai lyg nuo viršaus čiulžim ant užpakalių beveik visą laiką. Tai jisai ten pirštą jo, bet sako lyg nieko. Sako, klausė, sako, ar kojam nieko, tai tas sako, ne, aš ant užpakalių kritau. Jei pirštą taip lankstosi, tai gal nieko. Nu, su tais kalnų batais tai slidu, o su šitai šiandien tikrai geriau. Ant tų akmenų taip neslysta. O, pagaliau nusileidom. Bet turiu prisipažinti, kad kojos dreba. Nežinau, iš nuovargių vakar irgi drebėjau. Čia ne iš baimės turbūt, bet jo. O. Nu, čia yra atskiras iššūkis, kai yra sniego. Tai vasarą čia tai būtų nieko sudėtingų, bet dabar tai tam tikri pavojai. Koją įsisukt mažiausiai galima labai greitai. Na ką, keliaujam čionais. Tokie mažiukai kriokliukai. Čia iš kitos pusės jau ežero. Kaip dabar bus? Kaip mes čia pereisim? O, kaip faina! Gracias. Čia beveik kaip Skogeno parke jau. Tik tai tada dviračių stasimės dar su savim. Ne, gal apsieisiu.
vandens kliūtis bandom įveikti. Taip. Su minimumu nuostolių, bet visai nesušlapau, viskas ok. Pabaigiam pareiti. Ėjom ir žiemą atėjom. Jej. Najprawdopodobniej ją zrobić. Dlaczego? Masz rację, ale... Visi džiaugiasi žiema, o čia visur pavasaris. A idź do Fabianka, a Fabianka zrobimy. Nu, tai dingo. Nerandu.